Ačiū chorui, kokia giesmė nuostabi. Can you say that this morning, that God is the rock of your salvation? Ar gali šį rytą pasakyti, kad Dievas yra jūsų išgelbėjimo uola? That Almighty God, He is the strength of our life. Kad visagalis Dievas yra gyvenimo stiprybė. That this God, He is the hope and our inspiration. Kad šitas Dievas yra mūsų viltis ir įkvėpimas. Yes. Franklin's saying I need the microphone. I don't think I need the microphone. Franklin sako, reikia įjungti mikrofoną. And then this God, Ir tai we šitas can Dievas, cry. į šitą Dievą šaukiamės. His throne is open to us Jo sostas atviras mum. through Jesus Christ. Per Jėzų Kristų. Glory, hallelujah. Šlovė ir aleliuja. It's been good singing this Sunday, last Sunday. Geras giedojimas šį ir praeitą sekmadienį. Church, we need to learn to sing. Mums reikia išmokti giedoti. Understand that we're singing to God, Prisiminkim, jog giedame Dievui. like these angels before His throne, who Taip, just jo continually, angelai prie jo sosto nuolat jį they never get šlovina. tired, Jie niekada saying, nepavargsta. holy, holy, holy is the Lord Almighty. Giedodami šventas, šventas, šventas yra viešpats visagalis. And that should be really the, nežinau, kaip mūsų gyvenimas skambėjo, how our life sounds, nežinau, na? So, one more thing I want to pray together with this morning. Dar vienas dalykas, dėl ko noriu kartu pasimels šį I want us rytą. to pray for our brother Miroslav in the back here. Už mūsų brolį Miroslavą, kuris sėdi čia gale. He's been here, this is the second time visiting with us. Jis čia antrą kartą mūsų pamaldose. He's come back to Lithuania for some medical reasons. Jis grįžo į Lietuvą dėl medicininių priežasčių. He just had some cancerous intestines removed. Ir pas jį vėžys žarnyne ir ten jau buvo išoperuotas. And in just a few weeks, or a week or so, he's going to be going through some chemotherapy. Ir po kelių savaičių ar po savaitės jisai per chemoterapiją. We need to just lift his brother up in prayer. I want to pray for him now. So let's stand together. Reikia pasimelsti už brolį, atsistokim kartu, aš pravesiu maldą. Heavenly Father, we thank you for all that we've experienced so far in this gathering. Dangiškas Tėve, dėkojam už viską, ką patyrėm iki šiol šiame susirinkime. We're so thankful that your Spirit has gathered us here today, Labai esam dėkingi, kad tavo dvasia surinko mus šiandien, each one of us. kiekvieną iš mūsų. It's not an accident. Tai nėra atsitiktinumas. It's your goodwill and pleasure that we can worship you together today. Tai tavo geroji valia ir tavo malonu, kad mes garbintumėm tave šiandien. Thank you that the songs that we've sung today are true. Dėkojam, kad giesmės, kurias giedam, jos yra tiesa. You are holy, holy, holy. Tu esi šventas, šventas, šventas. You are the Lord of all creation. Tu esi visos kūrinijos viešpats. You are the rock of our salvation. Esi mūsų išgelbėjimo uola. We come to you now in Jesus' name. Ir ateinam pas tave dabar Jėzus vardu. And we lift up our brother Miroslav Ir pakeliam į tave mūsų brolį and Miroslavą, his wife. jo žmoną. We thank you that his life is in your hands. Dėkojam, kad jo gyvybė yra tavo rankose. And we pray that you would just, Lord, bring hope to him and strength to him. Meldžiam, kad suteiktume jam viltį ir jėgų Faith to him. ir tikėjimą jam. And we pray, God, for your good hand of healing and strength upon him. Meldžiame, kad tavo geroji gydanti ranka būtų ant jo ir duotum jam jėgų. Lord, prepare him physically for this intense chemotherapy. Paruošk fiziškai šią intensyviai chemoterapiją. Give his body the strength it needs to endure this treatment. Duok jo kūnui jėgų, kurių reikės, kad iškęstų tą gydymą. And most of all, we pray that you would guard his heart and mind from all fear and worry. Labiausiai saugok jo širdį ir protą nuo baimės, nuo pergyvenimo. Help him to be a witness of your mercy to the doctors and nurses that he will meet. Padėk jam būti tavo gailestingumo liudytoju, gydytojam, sesutėm, kurias susitiks. We commit him to your grace. Mes pašvenčiam jį, atiduodam tavo malonę. And we thank you now that, Lord, you have given us your word, Dėkojam Viešpatie, kad davė mums savo žodį, that we can read it and
hear it proclaimed. galim jį skaityti, girdėti, skelbiamą. And I pray that you would prepare, Lord, our hearts and minds to receive your truth. Paruošk mūsų širdis ir protus priimti tavo tiesą. Your truth that sets us free. Ta tiesa, kuri mus išlaisvina. Your truth that will guide us and keep us. Ta tiesa, kuri mus ves ir išsaugos. So we commit this time to you. Šį laiką pašvenčiam tau. Speak, Heavenly Father. Kalbėk mums, dangiškas Tėve. Give us ears to hear. Duok mums ausis In išgirsti. Jesus' name. Jėzus vardu meldžiu. Amen. Amen. Please be seated. Prašom, sėskit. Take your Bibles and turn to Ephesians chapter 5. Atsiverskim Biblijoje laišką Efeziečiam 5 skyrių. And we'll look at verses 15 through 17 and Pažiūrėsim nuo 15 iki 17 eilutės. hear the word of God. Klausykime Dievo žodžio. Look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės, kad nebūtumėt kaip kvailiai, bet kaip išmintingi, branginantis laiką, nes dienos yra piktos. Verse 17. 17. Yeah. So therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Nebūkit tad neprotingi, bet supraskit, kokia yra viešpaties valia. Then let's read these last few verses. And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit, addressing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody to the Lord with your heart, giving thanks always and for everything to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ, submitting to one another out of reverence for Christ. Ir pabaigim dar toliau. Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas, bet būkite pilni dvasios, kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdise viešpatį, visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui, mūsų viešpaties Jėzaus Kristus vardu, paklusdami vieni kitiems Dievo baimėje. Amen. Amen. We'll be in this text for at least 2 Sundays. Bent 2 sekmadienius mes žiūrėsime šį tekstą. And this morning I want to give us really just an overview. Next time we'll kind of get more into the details. Šį rytą daugiau aš padarysiu apžvalgą, o kitą sekmadienį eisim detaliau. This sermon is a response to what our brother Madhu shared a few weeks ago. Šis pamokslas tai yra kaip reakcija į tai, ką brolis Marius dalinosi prieš porą savaičių. When I saw this article Facebook posted about this politician who was fined for speech, Kai aš pamačiau tą straipsnį apie politiką, nubaustą baudą už savo kalbą, okay, and this should shock us. tai turėtų šokiruoti mus This should concern us. ir turėtų mus neraminti. As I thought about how this may come down to us and affect our ability to speak all the word of God with boldness and clarity. Ir aš galvoju, kaip tai nusileis iki mūsų ir mūsų galimybę skelbti visą Dievo žodį visų aiškumu. Not just in this building here, Ne tik šitame pastate, not just on Sunday, ne tik sekmadienį, but every day. bet in every kiekvieną place. dieną ir kiekvienoje vietoje. And I immediately thought of this context here in Ephesians chapter 5. Ir aš iš karto pagalvojau apie tas eilutes iš Efeziečiam 5, About living with wisdom, apie tai, kad turim gyventi išmintingai, understanding the will of God, suprantantis Dievo valią, living spirit-filled lives. gyventi dvasios pripildytą gyvenimą. And the context here in Ephesians 5 is really how to live for the will of God in an evil day. Ir Efeziečiam 5 skyrius kontekstas yra apie tai, kaip gyventi pagal Dievo valią piktomis dienomis. Like verse 16 makes it very clear. 16 eilutė labai aiškiai tai sako. We're to verse 15 very
Look carefully how we live. 15 eilutė kalba, kad žiūrėtumėm rūpestingai, atidžiai, kaip gyvename, That our lives would be characterized by godly wisdom, kad mūsų gyvenimą būtų galima apibūdinti žodžiais pamaldi išmintis. not worldly wisdom. Godly wisdom is a big difference. Ne pasaulietinė išmintis, bet dievota, Dievo išmintis. And that we would see and understand that our time here is precious, it's limited, Kad matytumėm ir suprastumėm, jog laikas mums skirtas čia yra brangus ir ribotas. and that we would want to make the best use of our time, every opportunity. Kad mums reikia geriausiai išnaudoti savo skirtą laiką ir kiekvieną progą. Because the days are evil, Nes dienos yra piktos. and that we would really want to understand and do the will of God. Ir kad suprastumėm ir vykdytumėm viešpaties valią. Okay, so that's what we're going to be talking about. Taigi apie tai kalbėsim. And I want to take this text here, and when we look at it, it's going to be very. Paul is going to be giving us a series of commands or action steps. Ir čia matom Paulių duodantį mums tokius visą eilę įsakymų arba žingsnių, ką mes turim daryti. Okay, and I don't want you to see this as law. Bet nenoriu, kad žiūrėtumėt į šitą nurodymą kaip į įstatymą. I don't want you to see this as God putting a burden on you that is too heavy to bear. Ir kad nežiūrėtumėt, jog Dievas čia duoda jums tokią naštą, kuri yra per sunki jums nešti. But when God is instructing us, it's because of His love and it's through His grace. Ir kai Dievas mus instruktuoja, tai dėl jo meilės ir dėl jo malonės. You understand this? Ar suprantat? It's grace upon Okay. grace, grace upon grace. Malonė ant malonės, malonė ant malonės. And so God is speaking here as a loving Father Dievas čia kalba kaip mylintis tėvas, who has infinite wisdom. turintis begalinę išmintį. And He's saying to us, my children, listen to me. Ir jis sako, mano vaikeliai, klausykit manęs. Here is the way to go. Follow this path. Štai kaip reikėtų eiti, sekit šituo keliu. So when we look at the whole context of the chapter of Ephesians 5, Ir kai žiūrime į kontekstą Efeziečiam 5 skyriaus, we're going to see these I would say action statements. tai matysime jame tokius veiksmo teiginius. Verse 1, be imitators of God Pirmoji eilutė, būkit Dievo sekėjais, imitatoriais, as beloved children. kaip mylimi vaikai. Verse 2, walk in love as Christ loved us. Antra eilutė, gyvenkit mylėdami, kaip ir Kristus pamilo mus. Verse 4, let no filthy talk come out of your mouth. Ketvirta eilutė, jokia nešvanki kalba tai neišeina iš jūsų lūpų. Context, let there be no sexual immorality be in you or even named among you. This life of separation. Tai reiškia, kad lytinis amoralumas ne tik, kad nevyktų, bet kad nebūtų net kalbama, kad jis yra pas jūs, tarp jūsų. He's saying in verse 7, do not participate with them. Septintoji eilutė sako, nedalyvaukit su jais. Okay. Take no part in this unfruitful works of darkness. Nebūkit dalim to nevaisingų tamsos darbų. And more than that, he's saying, expose these works of darkness. Bet netgi atvirkščiai apšvieskit, parodykit tos tamsos darbus. And then 15, 16, be careful how you walk. Ir toliau 15-16 eilutės, Make the best žiūrėkit, use of kaip your time. gyvenate, išnaudokit geriausiai jums skirtą laiką. Don't be foolish. Nebūkit kvaili, Understand the will of God. supraskit Dievo valią, Don't get drunk with wine. nepasigerkit vyno, Be filled with the Spirit. būkit pilni dvasios, Give thanks dėkokit always for visuomet everything. už viską. Submit to one another out of reverence for Christ. So all these commands are coming at us. Boom, 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 boom. Pakluskit vieni kitiem Dievo baimėje. Visi tie įsakymai ateina kaip
kulkosvaidis kaip So kruša. understand, this is not law. This is grace. This is a loving father speaking to his children. Imitate me. Bet tai nėra įstatymas, tai malonė. Jis kalba kaip mylintis tėvas, sakydamas, imituokit mane, elkitės kaip aš. And there are really two things, well, there's many things, but I want to focus on two things that we really need to know as we seek to live holy lives. Ir aš noriu sustelkti dėmesį į du dalykus, kai mes stengiamės gyventi šventą gyvenimą. And I want to relate this back to my sermon last Sunday on Psalm 32. Ir aš noriu grįžti prie praeito sekmadienio pamokslo iš 32 And I know all of you psalmės. remember my sermon last Sunday. Ir žinau, kad jūs visi prisimenat mano pamokslą. As we Praise Him. seek to follow Christ, we need again to be reminded of who is the blessed man. Ir kai sekame Kristumi, mums reikia priminti, koks yra palaimintas žmogus. And the blessed man is the one who has been justified by the grace of God. Palaimintas yra tas, kuris buvo išteisintas per Dievo malonę. The blessed man is the man who is, and woman, okay, who is trusting in Christ and Christ alone for their salvation. Palaimintas yra vyras arba moteris, kurie pasitikė Ačiū. išgelbėjimu žinau. vien Kristumi. Man irgi reikia servetėlę, atsiprašau. Ir sausainį. Joka. So let's listen. Paklausykit. We're living under God's grace. Mes gyvename po Dievo malonę, The grace that justifies us. kuri išteisina mus. That's our only standing. That's the rock. Tai This yra is this, mūsų uola. okay? It's this God who justifies the ungodly, Dievas, kuris išteisina bedievius, who forgives, kuris atleidžia, who gives grace upon grace. kuris teikia malonę ant malonės. So we know this. This is our hope. Tai yra mūsų We're not viltis. trusting in our works of righteousness to Mes- justify us before God. Savo teisumo darbais nepasitikim, kad jie mus liktai išteisintų prieš Dievą. So church, are you following me? Give me some Ar feedback. seka dar Yes. manim? Taip, pakinkuokim. Because I could preach that all day, every day, Aš galiu tą pamokslauti kasdien, kiekvieną dieną. without getting tired. Ir nepavargsiu. And we would need to hear it too. Ir mums to reikia girdėti. And the second hope is this, again, it's this God who justifies us is the God who sanctifies us. O antroji viltis tai tas Dievas, kuris mus išteisina, jis mus ir pašventina. He is with us. Jis yra su mumis. And David tells us this. He says, I will instruct you and I will teach you. Ir Dovydas kalba apie tai, sakydamas, aš tave pamokysiu, aš tave instruktuosiu. I will counsel you. My eye of favor will be upon you. Mano maloningas žvilgsnis bus ant tavęs. Verse 9, he's saying, don't be like the horse or a mule. Psalmė 309 sako, nebūk kaip arklys ar mulas. Verse 10 reminds us, many are the sorrows of the wicked. 10 eilutė primena, kad daug kančių turi nedorėlis. But listen, but steadfast love surrounds the one who trusts in the Lord. Bet tas, kuris pasitikė viešpačiu, bus apsuptas viešpatės That is gailestingumu. good news. Think about this. The steadfast love surrounds those who trust in him. Taigi viešpatės gailestingumas apsupa tos, kurie pasitikė jo. And he says, be glad in the Lord. Rejoice, O righteous, and shout for joy, all you upright in heart. Ir 11 sako, džiaukitės viešpatyje, džiūgaukite teisėjai, šaukite iš džiaugsmo tiesiai širdžiai. And this is important. Tai svarbu, This is foundational tai yra pamatinis dalykas. because as we seek to be imitators of God as beloved children, Kai mes siekime būti Dievo imitatoriais, kaip jo mylimi vaikai, as we seek to walk in love as Christ loved, kai mes stengiamės vaikščioti meilėje taip kaip Kristus, as we separate ourselves from our old lives and we no longer do the things that we did, ir kai atsiskiriam nuo savo seno gyvenimo ir jau nebedarom tai, ką anksčiau darėm, and we no longer talk the way we talked,
Ir daugiau nebekalbam taip, kaip kalbėjom. And when we take the step to actually point out sin in our Yeah. culture, Darom žingsnį, kad expose things parodytumėm, šviestumėm nuodėmę mūsų kultūrai, as we are called to do. kaip esam pakviesti daryti. Understand this. Supraskim štai ką. Our culture and our world will not applaud us. Tai mūsų pasaulis mums už tai neaplos. In fact, they will reject us. Atvirkščiai jie mus atmes. They will malign us. They will ridicule us. Jie mus šmeiš, iš mūsų šaipysis. They will call us all kinds of names. Vadins mus, kabins įvairiausias etiketės. Do you think you're holy? Sakys, tu ką, manai esi šventas? Do you think you're better than me? Ar manai esi esas geresnis už mane? Homophobic? Tu homofobas. All kinds of names. Ir visokių kitokių etikečių girdėsi. Persecution. Mūsų persekiojami. And not just from the world, Ir jie bus ne tik iš pasaulio. but it's sad even from within the church. Liūdna, bet jie kils ir iš bažnyčios. If we take a bold stand Jeigu mes užimsim drąsią poziciją and call sin what it is, sin, ir nuodėmę vadinsim savo vardu, tai yra vadinsim nuodėmę, and we call our governments to govern as God instructs them, ir kviesim mūsų valdžias valdyti taip, kaip Dievas liepia jom, we will be called troublemakers. tai būsim vadinami sąmyšių kėlėjas. We may be told to be quiet. We're just Mums sakys tylėti, keep your faith to yourself. laikyk savo tikėjimą savyje. That's ridiculous. Ir tai yra kvaila. They may say, you're just being confrontational. Tu per daug This konfrontuoji. is from the church. You're being judgmental. Arba tu teisi kitus. You're not being loving. Nerodai meilės. Here's the truth, church. Ir štai kas yra tiesa. We cannot love our neighbor or one another without the truth of God's word. Negalim mylėti Dievo ir savo kaimyno be Dievo žodžių tiesos. It's God and God alone who is truth and love and who defines truth and love. Pats Dievas yra tiesa ir meilė ir jis apibrėžia, kas tai yra ta tiesa ir meilė. So, we'll look at this more, okay? Pažiūrėsim daugiau į tai. Enoch and I just got back late last night from a preaching conference outside of Riga. Mes su Enochu grįžom vakar vakare vėlai iš konferencijos Rygoje. It was a blessed time. Buvo palaimintas laikas. It was so good to see other men and brothers from Latvia and Estonia who love the Word of God, who love the church, who are preaching God's Word. Buvo gera matyti kitus brolius iš Latvijos, iš Estijos, kurie myli Dievo žodį ir mėgsta It was good to skelbti. study with them Buvo gera studijuoti su jais and get to know them. ir God is working. susipažinti su jais. Dievas veikia. And I hope to go back up again. Ir aš tikiuosi, If you're interested about this, there's a seminary there, Baltic Reformed Seminary. Įdomu, ten yra seminarija, vadinasi Baltijos reformuotos seminarija. Come and talk to me, talk to Enoch. We'd love to share. Galit pasikalbėti su manim arba Enochu ir mes mielai papasakosim. And as we were studying the book of Ezra and studying the book of Malachi, Kai mes studijavom Ezros knygą ir Malachijo knygą, we had the kind of a formula of really analyzing the text. turėjom formulę, pagal kurią analizavom tekstą. We looked at the structure of the text. Žiūrėjom į teksto struktūrą, Like we see here, the structure of this text is didactic. Paul is teaching, kaip čia instructing. 5 skyriui matome didaktinį stilių. Paulius moko, instruktuoja. With the point of application, Ir pritaikymą duoda. not just head knowledge.
kad nebūtų vien but žinios this galvai, wisdom of taking God's knowledge and applying it to all of life. bet kad būtų išmintis, kai tą žinojimą paimam ir pritaikom visame gyvenime. I want to say that again. All of life. Noriu dar kartą pakartoti, visame gyvenime, All of culture. visoje kultūroje. God's word should affect everything we do. Dievo žodis turi paveikti viską, ką darom. And we should desire it that it would have an influence on all of culture. Ir mes turim trokšti įtakos visai kultūrai, Government, valdžiai, art, menui, family, šeimai, education. Švietimui. God has something to say in every sphere of life. Kiekvienoje gyvenimo srity Dievas turi ką pasakyti. And His will is good and perfect and pleasing. Jo valia yra gera, tobula ir patinkanti. We tried to determine what is the main point of the text. Ir mes bandėm surasti, koks yra pagrindinė mintis tos ištraukos. As I thought about these verses in Ephesians 5, I think there's really the main point of the text is this idea of walking or living with God's wisdom. Ir kai mąsčiau apie Efeziečių 5 skyrių tokiu būdu, tai manau, kad pagrindinė mintis yra gyventi visą gyvenimą su Dievo išmintim. To know and understand Kad the will of žinotumėm God. ir paklustumėm Dievo valiai. And this understanding, Suprastumėm. it influences how we see time, Ir taip įtakoja ir mūsų požiūrį į laiką, what we say, į tai, ką kalbam, what we do. And again, ką darom. it affects everything. Tai įtakoja viską. And as you read down through Ephesians 5, it affects marriage and family, Kai toliau every skaitom aspect of life. Efeziečiam 5 skyrių, tai įtakoja santuoką, šeimą, visas gyvenimo sritis. And the purpose of this instruction Ir to pamokymo tikslas is, listen to me, it's preparation. yra pasiruošimas. Preparation for what? Pasiruošimas kam? Not just that we would live every day faithfully, but preparation to meet our Lord. Ne tik, kad kasdien gyventumėm ištikimai jam, bet pasiruošimas susitikti su viešpačiu. To stand before Him not with shame or fear, Kad stovėti po to prieš jį nesugėdintiems ir baimėje. not in pride or self-confidence. I'm not saying that. Ne pasididžiavę vien savo jėgom, aš ne apie tai kalbu. But the confidence that we have in Him, Bet turėtumėm pasitikėjimą juo, in His grace, jo malonę. His grace that justifies us and His grace that causes us to grow and to bear fruit for His glory. Jo malonė, kuri išteisina mus, kuri augina ir padeda mums nešti vaisių. And we're going to focus on these two aspects Ir mes susitelksime į tos du aspektus, of living, understanding, doing the will of God. apie tai, kaip gyventi, suprasti ir vykdyti Dievo valią. And there are two aspects here, or two parts of it. There's an outward aspect and an inward aspect. Ir čia yra dvi sritis. Viena yra išorinio veiksmo, kito yra vidinė. And this outward aspect is we do not partake with them. Ir išorinis sritis, tai 7 eilutė, nedalyvaukit, nebūkit jų bendrais. This is with the unfruitful works, our sinful past, okay? Tie nevaisingi darbai, tai yra mūsų nuodėminga praeitis. Or we live our lives, this word of going against the flow. Mes turėtumėm gyventi eidami prieš srovę. Culture is going this way. Visa kultūra, visuomenė eina viena kryptim, Repentance is an about face, and we go the other way. o kai atgailaujam, reiškia atsisukam į priešingą pusę ir einam priešingą. Verse 11 says, take no part in the unfruitful works of darkness. 11 eilutė, neprisidėkit prie nevaisingų tamsos darbų. That's how we used to live. Tie tamsos darbai, tai kaip anksčiau gyvenom. That characterized our old life. Tai apibūdina mūsų seną gyvenimą. God saved us by His grace
from that darkness, unfruitfulness. Dievas iš savo malonės išgelbėjo mus iš tos tamsos, iš tų nevaisingų darbų. And we're going to see all through Ephesians 5, it's this invitation to walk in the light, imitate God. Ir visame laiške Efeziečiam yra kvietimas, kad vaikščiotumėm šviesoje, kad būtumėm šviesoje. So outwardly we separate, Taigi išoriškai atsiskiriam, and then we expose. taip pat apšviečiam, atskleidžiam tos darbus. Neither one of those are easy. Ne vienas iš tų dalykų nėra lengvi. Requires much faith and strength. Reikia daug tikėjimo ir jėgų. Listen, we'll see. It's going to require that we understand the will of God. Tam reikia, kad suprastumėm Dievo valią. That is who God is Tai yra, koks yra Dievas and how God works. ir kaip jis veikia. This is so important. Tai labai svarbu. And then there's this inward focus. Ir po to yra vidinis dėmesys, We're not being, we're not being hypocrites. kad nebūtumėm veidmainiais. So we're separating ourselves, but we're also looking within, and we are asking God, show me my heart, change me. Atsiskiriam nuo tų dalykų, bet kartu prašom Dievę, parodyk mano širdį, atskleisk ją, keisk ją. I want to be faithful. Aš noriu būti ištikimas tau. Okay? So that's where we're going. Taigi tai yra kryptis, kurią einame. Now verse 15. We'll look at these 15. 15, 16, and 17. 16 ir 17 eilutės. And I want to go a little bit of depth today. Ir truputį noriu pasigilinti į jas. Now remember, we're speaking about the grace of God here. Taigi prisiminkim, kalbam apie Dievo malonę. This is good. Tai gerai. This is God extending grace to you. Not condemnation, Tai kai Dievas mums suteikė malonę, ne pasmerkimą, o malonę, transforming grace. bet malonę, kuri keičia This is mus. God reaching down and trying to pull us up. Tai Dievas, kuris pasilenkia prie mūsų ir kelia mūsų aukštyn. This is the wisdom of God. Tai Dievo išmintis. And he says, look carefully then how you walk, not as unwise, but as wise. Todėl rūpestingai žiūrėkite, kaip elgiatės, kad nebūtumėt kaip kvailiai, bet kaip išmintingi. He says, look carefully. Žiūrėkit rūpestingai. It's a very interesting word. Labai įdomus žodis. It means to look accurately, Tai reiškia žiūrėti atidžiai, to look with diligence, su uolumu, uoliai. to look with precision. Tiksliai žiūrėti. Okay. It means to pay very close attention Tai reiškia labai sutelkti dėmesį to how we live, į tai, kaip gyvenam, to be continually alert, kad nuolat būtumėm, suvoktumėm, careful in our actions, būtumėm rūpestingi savo veiksmuose, careful in our decisions, savo sprendimuose, būtumėm careful in atidus, our words. savo žodžiuose atidus. It's more than just being cautious, Tai daugiau nei tik būti atsargiam, but it's being deliberate. bet labiau, kad sąmoningai tai daryti, Do you understand? It's being specialiai. precise about how we're living. Tai yra konkrečiai labai žiūrėti, kaip gyvenam, We're staying on focus, kad liktumėm susitelkę and we're giving it all diligence. ir sutelkiam visą stropumą. It is to take really spiritual inventory of our lives. Kad peržvelgtumėm savo gyvenimo dvasinius aspektus, Do we do that? patikrintumėm, ar darom tai. It reminds me of the parable of the woman who lost the coin, Tai man primena moterį, kuri pametė pinigėlį, and she turned her house upside down. She cleaned, she swept, she looked, she searched until she found it. ji išvertė visus namus, šlavė visus pakampius, tol, kol pagaliau surado tą pinigą. When she found it, she was overjoyed. Suradusi, jinai tiesiog tryško džiaugsmu.
That is how we're to be examining and looking at our lives. Būtent taip turime ištirti ir žiūrėti į savo gyvenimą. Listen, it is precisely, diligently applying the Word of God to every detail of our lives. Tai reiškia labai tiksliai ir stropiai pritaikyti Dievo žodį kiekvienoje gyvenimo smulkmenai. And I hope you don't see this as a burden. Tikiuosi, kad jūs nematot to kaip naštos. I hope you don't see that as, that's just too much. Tikiuosi, kad nesakot, kad čia jau per daug. What does God expect? Kokį čia Dievas tikisi. This is what God says is wisdom. Bet Dievo žodis sako, kad tai yra išmintis. To live otherwise is careless or foolish. Nes kitaip gyvenant gyvensime kvailai, nerūpestingai. This is not pride. Tai nėra išdidumas, This is wisdom. bet išmintis. This is understanding where I was and I don't want to go back there. Tai yra supratimas, kur aš buvau ir aš nenoriu ten grįžti. This is understanding that the wages of sin is death, that there's an enemy that wants to destroy me and my family. Tai supratimas, jog atpildas už nuodėmę yra mirtis ir kad yra priešas, kuris nori mane sunaikinti. And this is how our love for Christ is and for God is expressed. Būtent taip mūsų meilė Kristui ir Dievui yra išreiškiama. In this careful looking in order to do. Ir tai yra rūpestingas žiūrėjimas tam, kad įvykdytumėm. It takes humility and faith Tam reikia nusižeminimo ir tikėjimo. and a love for God that is greater than love for anything else. Ir meilės Dievui, kuri viršytų meilę bet kam kitam. When we're looking this way, Kada mes žiūrim tokiu būdu, hear me correctly. išgirskit mane teisingai. We're saying my main concern is how God sees my life. Mes sakom, kad man pagrindinai rūpi tai, kaip Dievas žiūri mano Not what gyvenimą. others see, not how others evaluate me. Ne tai, kaip kiti matys, kaip jie vertins. What does God see? How does God evaluate my life? Bet ką Dievas mato ir kaip jis įvertins. What is God's judgment upon me? Koks Dievo teismas man. So he says, be careful, Taigi sakom, būkit atidus, be wise. būkit išmintingi. And again, Paul is talking about this transformed life that we have in Christ. Ir Paulius kalba apie perkeistą gyvenimą, kurį turim Kristuje. It's this application. Tai yra We're to pritaikymas. imitate God because we know him. Turime būti Dievo sekėjais, imitatoriais, nes jį pažįstam. We're to walk in the love of Christ because we have experienced his love. Turime vaikščioti Kristos meilėje, nes patyrėm jo meilę. We are to walk as children of light. Turime vaikščioti kaip šviesos vaikai. You know why? Žinot kodėl? Because we are children of light by the grace of God. Nes esame šviesos vaikais iš Dievo malonės. We're to walk in wisdom because God is our wisdom. Turime vaikščioti išmintyje, nes Dievas yra mūsų išmintis. We're to redeem the time because it's the gift of God to us. Turime išnaudoti laiką, nes tai yra Dievo dovana mums. We're to be filled with the Spirit because we are temples of God. Ir turim būti pripildyti dvasia, nes esam Dievo You see, it's šventykla. application of these truths Tai būtent tų tiesų pritaikymas. more and more, Vis labiau ir labiau, more detail, with more precision. kuo daugiau, smulkiau ir su didesniu tikslu. Not out of pride, out of love for Christ and love for one another. Iš meilės Kristui ir vienas kitam. Okay, it's living with intentionality. Tai yra gyventi su intencija specialiai Oh, darant. it's so important. Tai yra taip svarbu. So important. Taip svarbu. Verse 16. 16 eilutė. Making the best use of time because the days are evil. Branginantis laiką, nes dienos yra piktos. Another beautiful word that has so full of meaning. Dar kiti gražūs žodžiai pilni prasmės. Redeem the time. Branginantis laiką. Buy it back.
arba atpirkti laiką, nupirkti laiką atgal. We see the same command in Colossians 4:5. Čia Walk in angliškam wisdom vertime. towards outsiders, making the best use of the time. Kolosiečiam 4 yra tokie žodžiai: elkitės protingai su pašaliniais, išnaudodami laiką. Paul tells us why we're to redeem the time, buy it back, be very careful. Kodėl turim branginti, išnaudoti laiką ir būti atidus dėl to? Days are evil. Todėl, kad dienos yra piktos. It's so easy to waste time. Yra labai lengva iššvaistyti laiką. It's so easy to miss opportunities that God has given us and they go by. Yra taip lengva praleisti progas, kurias Dievas davė ir jos praeina. And this morning, Vladis read from Psalm 90 this same idea about this idea of this wisdom is counting our days. Ir Vladas šįryt skaitė apie tą iš psalmių, kad išmintis yra, kai skaičiuojam savo dienas. Understanding that that we are flesh and Kai weak. suvokiam, jog esame kūnas, esame silpni. Understanding that God has a plan and a will for our lives. Kai suvokiam, jog Dievas turi planą ir yra jo valia mūsų gyvenime. Today, Šiandien Ephesians 2:10 says this, that we have been created in Christ Jesus for good works. Efeziečiam 2:10 parašyta, kad buvome sukurti Kristuje geriem darbam, That God has prepared beforehand, kurias Dievas iš anksto paskyrė mums that we should walk in them. atlikti. This is same thing here. Čia lygiai tas pats. Make the best use of time. Geriausiai išnaudokit laiką. Take advantage of every opportunity. Pasinaudokit kiekvieną progą. Be careful. Būkit atidus, rūpestingi. Philippians 2:12. Filipiečiam 2:12. I think we can see the same truth here. Manau, kad čia matom tą pačią tiesą. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so Taigi, now, not only in my absence, but in my presence, but more so in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. mano mylimieji, kaip visada paklusdavot, kai būdavo tarp jūsų, tai juo labiau dabar, man nesant tarp jūsų, atbaikit savo išgelbėjimą su baime ir drebėdami. Is that too strong for us? Ar tai mums per stipru? Work out your own salvation with fear and trembling? Atbaikit savo išgelbėjimą su baime ir drebėdami. What's Paul talking about here? Ką čia Paulius kalba? What do we do with fear and trembling? Ką mes darom su baime ir drebėdami? Things that are very, 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 very important. Dalykus, kurie yra labai svarbus. I remember when I was my wedding ceremony, Prisimenu savo vestuvių ceremoniją. and I was taking the ring. Aš paėmiau jos žiedą Fear and trembling. su baime ir I drebėdamas. didn't want to drop it. Nenorėjau jo I numesti. wanted to get it on my wife's finger. Norėjau pataikyti ją ant pirštų uždėti. Why, it was like the most important thing I was doing. I wanted to do it right. Tai buvo man svarbiausias dalykas, aš norėjau jį gerai atlikti. I think of, the image I have of fear and trembling. Dar kitas įvaizdis baimės ir drebėjimo yra It's the toks. action movie, Tai būna veiksmo filmuose. and the bomb is going to go off, Ir bomba turi to jau sprogti. and the timer is ding, ding, going down, Laikrodis tiksi. and the guy has these, tweezers, and he's got to cut the green or the yellow or the red or the white, it's Ir like- jis turi tas replutės ar žirklės. and Ir jam reikia the nukirpti guy's arba giving him žalią, instructions arba on the telephone, raudoną laidą. cut ten the kažkas wire, and it jam- goes off, He doesn't hear what color to cut, and then he's like, ir cuts it jis with like 1 second left, okay, and saves the world. neišgirsta. Ir jis nukerpa bet kokį laidą ir, žodžiu, ten sustoja tas laikrodis. Išgelbsti pasaulį. Do we live that way? Ar mes gyvename taip? When we are living day to day before the face of God, Kai diena iš dienos gyvenam Dievo akivaizdoje. and we're seeking to obey Him, is there this desire that we want to
redeem this time. We want to be so careful that we're doing things right Ar yra for His tas glory. troškimas branginti laiką ir daryti viską teisingai? Okay, so remember, this is grace. Tai yra malonė, prisiminkim. I'm not trying to heap on your heads guilt. Okay? Nebandau jums suversti kalties dabar. This is a loving Father speaking to us. Čia mums kalba mylintis tėvas. This is wisdom. Tai yra išmintis. So we're to be growing in this. Turime augti tame. The theme that we spoke about in the book of Ezra was there but not there yet. Tema, kurią nagrinėjom iš Ezro knygos apie tai, kai esam jau čia, bet dar ne visai. That's a great way to think. Tai geras būdas mąstyti. Because the nation of Israel had been brought back from captivity. Nes Izraelio tauta jau buvo sugrąžinta iš For nelaisvės, 70 years in Babylon. iš 70 metų They had rebuilt the Babilone. temple, Jie atstatė šventyklą, but they weren't experiencing all of the prophetic fulfillment of Jeremiah. Where is the new heart? Where is the new covenant? bet jie dar nepatyrė visų tų Jeremijo pranašystės dalykų. Jie sakė, kur ta nauja širdis. They were there, but they were not there yet, and there was still this longing. Lyg tai jau jie čia, bet vis dar neatėjo ir dar tas And they were troškimas. thinking, what is wrong? Ir jie galvojo, kas yra We're negerai. trying to do what's right. We're still facing opposition. We're not receiving the fullness of God's blessing. What's wrong? Bandome daryti tai, kas teisinga, vis tiek mums priešinamasi Should we, ir nepatiriam should we pilnos just quit and palaiminimo. conform to the world? Gal reikia viską mesti ir pristaikyti prie pasaulio? No. Ne. We are farther along than Ezra was. Mes dabar esame jau toliau nuėję, ne Ezra buvo. We are living under the new covenant. Mes gyvename jau po Christ naująją has come. sandorą. Salvation has come. Kristus jau yra But we're atėjęs not there yet. ir išgelbėjimas atėjo. Understand? Bet mes dar nesam pasiekę tikslo, There is a kingdom coming. nes ateina Dievo And as karalystė. long as we're in this body, we're going to struggle with sin. Ir kol esame šitame kūne, mes grumsime su nuodėme. And when we understand this big picture, we're going to see this, when we understand this big picture of what God is doing, Ir kada suvoksim didįjį paveikslą to, ką Dievas daro, that He is the faithful God jog Jis yra who ištikimas keeps Dievas, covenant kuris laikosi sandoros to Abraham, Abromui duotos, to Moses, Mozei, to David, Dovydui, to you and me. jums ir man. He's working. Jis veikia. His eternal redemptive plan is unfolding day by day. Jo amžinas atpirkimo planas yra atveriamas, atsiskleidžia diena iš dienos. And the goodness and the grace and the faithfulness of God gives us strength and desire to, I want to be faithful. Ir jo gerumas, ištikimybė duoda mums jėgų ir norim būti I want to walk in ištikimais. wisdom. Noriu vaikščioti išmintingai. I want to make the best use of my time Noriu geriausiai išnaudoti laiką for the glory of God. Dievo šlovė. And lastly, Ir verse pagaliau 17. 17 eilutė. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Nebūkite tad neprotingi, bet supraskit, kokia yra viešpatės valia. And again, I would encourage you to just to do a word study of the word understand. Aš paraginčiau pastudijuoti tą žodį, supraskite. And the word means to Žodis reiškia, put together, kada jūs suvedat į vieną vietą, to take all the facts and paimat įvairius join them together. faktus ir apjungiat juos. So we don't see this over here and this over here and this over here. Nėra taip, kad matom šitokį dalyką It's čia. coming together. It's ano, coming tai together ten. so that we see this comprehensive picture of who God is and what He's done and what He's doing. Bet tai apsijungia į vieną paveikslą apie tai, koks yra Dievas, ką Jis daro. That we have this final understanding. The lights come on. I understand. I see. Galutinį supratimą, lyg tai užsižiebė šviesa ir sakom, pagaliau matau, suprantu. And it's not just theoretical. Tai nėra vien teoriškai. Okay. It's doing this with the idea of
application. Therefore, I'm going to live this way. Bet tai darimas to su pritaikymu, todėl gyvensiu taip. It is connecting the dots. Tai yra, kai jūs sujungia taškus. Maybe like when I was in primary school, we'd have these connect the dots. 1, 2, 3. Kai aš buvau pradinėje mokykloje, turėjom tokius užduotis, reikia sujungti vienetą prie 2, prie 3. Did you Ir guys have this? gaunasi paveikslas. And the picture comes together. Ah, I see what it is. I Ir tada understand. galvojam, na, pagaliau matau, supratau. This is what Paul is saying. Štai Paulius tai Understanding sako, what is the will of God. supraskit, kokia yra Dievo valia What a journey. ir kokia tai yra kelionė. And our God is so patient and kind with us. Dievas yra kantrus ir malonus mums. And again, this is the importance of understanding this big picture To didelio paveikslo supratimo svarba is that it gives us hope yra tame, kad tai duoda mums vilties, when there's bumps in our road. tuomet, kai mūsų kelyje yra tokių kliuvinių, Yeah. duobių. It gives us hope when it seems like there's a dead end. Duoda viltį, kai atrodo, kad atvažiavom į akligatvį. Over and over again this past weekend we heard God is in the driver's seat. Praeitą savaitę mes vėl ir vėl girdėjom, tai jog Dievas yra vairuotojo pozicija. Of all history Visos istorijos and even in our own lives. ir netgi mūsų pačių gyvenime. And that reality Ši realybė gives us hope. duoda mums viltį. That reality should want us to look carefully how we live. Ir ta realybė verčia mus rūpestingai žiūrėti, kaip gyvenam. That reality that God is in the driver's seat should want us to make the best use of our time. Ir ta realybė, jog Dievas vairuoja, verčia mus branginti That laiką. reality should cause us to want to more and more understand the will of God, to grow in grace and knowledge. Ta realybė verčia mus norėti vis labiau suprasti jo valią, augti supratime. And listen, Ir paklausykit, like the faithful brothers and sisters who were before us, kaip ir ištikimi broliai ir seserys prieš mus, we stand strong. mes stovim You understand? tvirtai. Suprantat? We stand strong. Mes stovim tvirtai. And we're not ashamed to say, no, I'm different. Ir nesigėdėjom pasakyti, ne, aš kitoks. Family is between a man and a woman. Šeima yra sąjunga tarp vyro ir moters. There are two genders, male and female. Yra tik dvi lytis, vyriška ir moteriška. Sex is God's gift. Lytiniai santykiai yra Dievo dovana, The context of that gift is marriage only, kuri yra naudojama tik tai santuokoje. and marriage defined by God between a man and a woman. O santuoką apibrėžė Dievas kaip sąjunga tarp vyro ir moters. And everything else besides that is sexual immorality. It's a sin. It brings destruction and God's judgment. Kita, kas yra už to ribų, tai yra lytinis amoralumas, kuris veda į sunaikinimą ir Dievo teismą. We can say that because God is in the driver's seat. Mes galim taip sakyti, nes Dievas yra vairuotojas. We stand firm in our pluralistic culture. We say, no, Christ is the way, the truth, and the life. Ir mūsų pluralistiniai kultūrai galime stovėti tvirtai ir sakyti, ne, Kristus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. No one comes to the Father but through him. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per jį. We say Christ is king. Mes sakom, Kristus yra karalius. That's God's will for us as a church. Tokia yra He's in the Dievo driver's seat. valia mums. So I want us to understand this. God is in the driver's seat. of our Noriu, kad lives. suprastumėm, jog Dievas yra tas, kuris veža vairuotojas. Two things and we'll finish. Dar du dalykai ir pabaigsim. Two really strong words of hope. Du vilties žodžiai. As we're trying to apply this, okay? Kai Work out our bandom salvation with fear and trembling. pritaikyti, tai
atbaikit savo išgelbėjimą su baime ir drebėdami. Number one, this is God's work of grace in you and me. Pirmiausia, jog tai yra Dievo malonės darbas jumise ir And Paul manyje. makes it so clear. Paulius labai aiškiai tai For it sako. is God who works in you both to will and to work for his good pleasure. Nes tai Dievas veikiantis jumise suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. That's just such good news. Tai yra gera žinia. That's the love, the grace of God. Tai yra meilė ir malonė iš Dievo. He's working in us for his good pleasure. Jis dirba mumise iš savo palankumo arba savo malonumui angliškai. His own purposes. Tai yra jo tikslam, tai jis yra daroma, jis daro tai. That is freedom. When we lose our lives to the will of God, when we surrender, Kai mes prarandam savo laisvę dėl Dievo valios ir kai pasiduodam jam, when we say, your will, not my will, be done. sakom, tegul vyksta tavo valia, o ne mano. Life is about your glory, not my own comfort. Gyvenimas esmė yra tavo šlovė, o ne mano patogumai. So Christian, be of good courage. Taigi, krikščionys, būkite drąsūs, God is working in you and me. Dievas veikia jumise ir manyje. And listen to me, Ir please. paklausykit, God always works in us, not where we should be, but where we are now. Dievas visuomet veikia mumise pagal tai, kur esam dabar, o ne kur turėtumėm būti. And I struggle with guilt because I know where I should be. Aš kovoju su kalties jausmu, nes žinau, kur turėčiau būti. But the good news is that God works with us where we are right now, and he will bring us forward. Bet geroji žinia yra, kad Dievas jau dirba su mumis ten, kur esam dabar. Ir jis mus ves į He's priekį. working in us for his Jis pleasure. veikia savo Hallelujah. malonumui arba savo tikslam. Aleliuja. And lastly, Ir pagaliau, Jesus Christ is Lord. Jėzus Kristus yra viešpats. Understand this, Jesus Christ is Lord. Supraskim, tai Jėzus Kristus yra viešpats. I love these verses. This is a Man patinka šitos hymn of eilutės. praise. Tai yra Philippians. vyriaus himnas Filipiečiam 2 nuo 9. All history is moving towards this reality. Visa istorija juda link šitos realybės. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name that is above every name. Todėl Dievas jį labai išaukštino ir suteikė jam vardą aukščiau visų kitų vardų. Speaking about Jesus Čia here. jis kalba apie Jėzų. In verse 8, who was obedient even to the point of death on a cross. This Jesus. Kaip 8 eilutė sako, kuris buvo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Būtent apie šitą Jėzų. So that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Kad Jėzus vardui priklauptų kiekvienas kelias žemėje, danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovė išpažintų, kad Jėzus Kristus yra viešpats. That's good news. Tai geroji naujiena. And this truth, Ir šita tiesa, okay, this reality, this ši fact realybė, šis faktas should cause us to turi live this versti life jūs of wisdom, gyventi su išmintim, preparation, pasiruošus, faithfulness. ištikimai. What should characterize our lives day by day? Kas turėtų apibūdinti mūsų gyvenimą kasdien? Good confession. Geras išpažinimas, Christ is Lord. kad Kristus yra viešpats. Our life, every part of our life, we're bowing down our knee saying, Christ, you are Lord. Kad kiekviena gyvenimo srity mes priklauptumėm, sakytumėm, Kristau tu viešpats. And the sound of our life, the words of our life is saying, all glory to you. Ir žodžiai mūsų gyvenime sakytų tą patį, visa šlovė tau. What a Savior. Koks nuostabus What gelbėtojas. a calling.
ir koks pašaukimas. Walk in wisdom. Vaikščiokite išmintingai. Make the best use of our time. Geriausiai išnaudokit turimą laiką. Understand. Put it together. What is the will of God? Supraskit, suveskit taškus, sujungit, kokia yra Dievo valia, To his glory. jo šlovė. Thank you for your word. Ačiū už tavo žodį. Thank you that you are a God who is so patient and kind. Ačiū, kad esi Dievas toks kantrus ir malonus. That as you reveal your will to us, it's a loving act of grace. Ir kai tu preiški mums savo valią, tai yra tavo meilės, malonės veiksmas. And I pray that we could just more and more connect the dots. Meldžiu, kad mes vis labiau ir labiau sujungtumėm tos taškus. Put your word together in a way that we understand who you are, what you're doing. Kad tavo žodį pamatytumėm, suprastumėm, koks tu esi, ką tu darai, So that we can be faithful. tam, kad būtumėm ištikimais. Faithful in our generation. Ištikimais savo kartoje. Faithful to, Lord, share your grace with others. Ištikimai dalintumėmės tavo malonę su kitais. Faithful to suffer with you. Ištikimai kentėtumėm su tavim. To die with you. Mirtumėm su Knowing that we tavim. will live with you. Tam, kad gyventumėm su tavim. God, give us a passion for your glory. Duok Dieve mums aistros tavo šloviai, siek tavo šlovės, tau šlovės. And may we always rest in your grace. Ir tegul visuomet ilsėsimės tavo Your malonėje. grace that justifies, Tavo malonė, kuri išteisina, that covers our sin. kuri uždengia mūsų nuodėmes. Your grace that sanctifies. Tavo malonė, kuri pašventina. Your grace that teaches us Tavo malonė, kuri moko mus and leads us ir veda mus and surrounds us. ir apsupa mus. It's your grace that is a rock for us. Tavo malonė, kuri yra kaip uola mums. Be glorified. Būk pašlovintas In Christ's name, Kristaus vardu. amen. Amen.